Sausio 27 dieną išvykoje Plungės Olimpas susitiko su Vilniaus VKC. Pirmasis kėlinys vyko taškas į tašką, bet plungiškiams pavyko išsiveržti į priekį ir kėlinį laimėti 22-17. Antrojo kėlinio metu Plungės Olimpas išlaikė savo pranašumą ir kėlinį laimėjo 18-10. Bendras rezultatas po dviejų kėlinių buvo 27-40 plungiškių naudai. Trečiojo kėlinio metu abejoms komandoms nesisekė pataikyti į krepšį, kėlinys buvo minimaliai rezultatyvus ir baigėsi 14-9 vilniečių naudai. Plungės Olimpui ketvirtasis kėlinys klostėsi itin nesėkmingai ir baigėsi 23-8 sostinės krepšininkų naudai. Vilniečiai palaužė Plungės Olimpą rezultatu 64-57. Vilniečių komandoje naudingiausių žaidėjų tapo Vladislav Šarapov, surinkęs 17 naudingumo balų ir įmetęs 16 taškų. Einaras Tubutis prie komandos rezultato prisidėjo surinkęs 16 naudingumo balų ir įmetęs 8 taškus. Prie komandos pergalės prisidėjo Karolis Lukošiūnas, kuris surinko 10 naudingumo balų ir pelnė 15 taškų. Plungiškių komandoje geriausiai žaidė Deividas Rasys, kuris surinko 22 naudingumo balus ir įmetė 13 taškų. Prie komandos rezultato prisidėjo Mindaugas Tamušauskas, kuris surinko 15 naudingumo balų ir pelnė 9 taškus. Modestas Jurkaitis surinko 11 naudingumo balų ir įmetė 9 taškus. Sausio 28 dieną Žemaitijos suvenyro sporto salėje susitiko Plungės Olimpas ir Kauno Atletas. Pirmąjį kėlinį plungiškiai pabaigė turėdami 2 taškų pranašumą 19-17. Antrajame kėlinyje Olimpo krepšininkai sugebėjo stabdyti kauniečių atakas ir neleido mesti iš 3 taškų zonos laisviems Atleto žaidėjams. Kėlinį plungiškiai laimėjo 21-13. Po 2 kėlinių rezultatas buvo 40-30 olimpiečių naudai. Prasidėjus trečiajam kėliniui kauniečiai ėmėsi didesnės iniciatyvos, neleido atlikti perdavimų ir tai jiems padėjo laimėti kėlinį 21-22. Ketvirtajame kėlinyje kauniečiai stengėsi daugiau mesti kamuolį iš 3 taškų zonos, nes juos nuo pergalės skyrė ne tiek jau ir daug 10 taškų. Tačiau šios Atleto krepšininkų pastangos nuėjo niekais, nes plungiškiai buvo puikiai sustygavę savo gynybą. Ketvirtasis kėlinys baigėsi lygiosiomis 16-16. Kauno Atleto krepšininkams teko pripažinti Olimpo pranašumą 77-68. Plungiškių pergalė įtakos turėjo tai, kad buvo žinomos buvusio Olimpo žaidėjo Žygimanto Jocio, dabar žaidžiančio už Kauno Atletą silpnosios vietos. Plungiškių komandoje geriausiai žaidė Deividas Rasys, jis surinko 24 naudingumo balus. Deividui pavyko surinkti dvigubą dublį, 13 įmestų taškų ir 13 atkovotų kamuolių. Prie komandos pergalės prisidėjo Mindaugas Tamušauskas. Per 35 sužaistas minutes krepšininkas surinko 13 naudingumo balų ir įmetė 20 taškų. Eimantas Žilius surinko 14 naudingumo balų, pelnė 8 taškus ir išprovokavo 4 pražangas. Kauniečių komandoje geriausiai žaidė Mindaugas Motuzas, kuris surinko 19 naudingumo balų, įmetė 15 taškų ir atkovojo 13 kamuolių. Prie komandos rezultato prisidėjo Žygimantas Jocys, surinkęs 13 naudingumo balų, įmetęs 17 taškų ir išprovokavęs 8 baudas. Marius Kazlauskas surinko 14 naudingumo balų, įmetė 8 taškus ir atkovojo 7 kamuolius. Vasario 3 dieną penktadienį Plungės Olimpas Žemaitijos suvenyro sporto salėje susitiks su Kretingos Kretinga, prieš kurią pirmojo reguliariojo sezono metu olimpiečiai pralaimėjo 61-69. Kretingiškiai turnyrinėje lentelėje užima 10 vietą. Būtinai ateikite palaikyti savo komandą. Tiesioginę varžybų transliaciją stebėkite interneto svetainėje youtube.com Žemaitijos televizijos kanalu.
Vasario 4 dieną, šeštadienį 14 val. Plungiškiai išvykoje susitiks su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto komanda, kurią pirmojo reguliariojo sezono metu Plungės Olimpas nugalėjo rezultatu 92-75. Jau 6 taškai. Niekaip nepavyksta. Perimtas kamuolys, Mindaugas Stropus. O, atėjimas iš viršaus. Mindaugas Tamošauskas. Metai iš 3 taškų zonos. Taiklus metimą. Mindaugas Tamošauskas turi.